žinom, bet dar kartą priminkit labai trumpas priežastis, kodėl kandidatuojat. Noriu kai ką pasakyti ir kad būtų išgirsta. Manau, kad Lietuvoje reikia permainų, dvasinių permainų ir nepakenkti šiek tiek permainų mūsų partijai. Gali būti, kad dabar per suvažiavimą bus padaryti įstatų pataisymai, papildymai ir jų tarpe tai, kas seniai buvom svarstę, įvedama vadovų rotacija. Ir visos partijos, ir skyrėse, kad nebūtų amžinai sėdinčių ir niekada nesikeičiančių. Tai yra tikrai sveika. O dabar, kadangi vyksta demokratiniai rinkimai partijos viduje, kad tarp progą ir patikrinti. Ir dabar įvykti tą rotaciją ateinantiems 2 metams. Jokių problemų. Ar nebijot susiskaldimo partijos viduje? O kodėl partija turi susiskaldyti? Jeigu vyksta, kaip aš sakau, rotacija, periodiška, tvarkinga, tai ką kiekvieną kartą kitokią partiją pasidaro? Mes su Kubiliumi ir su Andrikiene, ir su Stundžiu, ne taip seniai, bet irgi jau esam visiškai kartu. Ir čia nėra 4 partijos, kurios dabar kontroliuoja. Kaip dabartinis partijos pirmininkas Kaip dabartinis partijos pirmininkas žiūri į siūlymus įstatus keisti, kas rotacija? Jums labai patogu jo paties paklausti. Sakyk, labai daug iškandidavų, realiausių. Tai jūs būsite didžiausias specialistas. Dar profesorių paskutinis ar amžius nėra kliūtis eiti kokias pareigas? O kokiam darbo reikalui? Gali būti kas. Amžius tai ne tik tas, kas parašyta pasne. Deja, tenka Lietuvoje matyti visai jaunų, labai senų, tuo pačiu metu labai senų. Užmetusių, nieko nesidominčių, nusivylusių. Tai kur čia mes? Pastatykit tokį jauną, tai katastrofa.